ką jau pamiršau, kaip gerai važiuoja. Labai primena Triumfą 1050 RS. Sėdėsena panaši. Žodžiu, traukia kaip traukinys. Nu ką, Yamaha fanai. Toks aparatas. Nostalgy. Mano pirmas litras turėtas. Ne šitas konkrečiai, bet va, būtent toks pats modelis. FZ1N. Tai video čia nebus labai ilgas, toksai trumpas. Nu, mocas iš išvaizdos atrodo gyvas. Tikrai. Kokia čia su jo istorija, žodžiu. Žmogus norėjo darytis čia kažkada pas mane pernai. Kalbėjom. Nu, bet ten sezono pabaiga, žodžiu, ir visa kita. Ten išmetimo dar kažką užsisakęs buvo liktai. Ir buvau čia tokią mini akciją paleidęs, galima tai pavadinti. Už 5 eurus galėjot laimėti reguliavimą ant stendo ir grinų pinigų tenais. Nu, ne grinų, ta prasme pervedimo. Kas dalyvavo, ta prasme dalyvauja, tarkim, 10 žmonių ar 20, tie pinigai surinkti. Nueina antros vietos laimėtojai visa suma, o pirmos vietos laimėtojas gauna va tokį prizą, kaip čia pavadinkim mane, tai nemokama sureguliavimo. Tai man keista buvo labai, kad 5 eurai šiai dienai, kai kam yra labai dideli pinigai. Kai kas rašė, kodėl ne už dyką, kodėl, ta prasme, nu, kodėl 5 eurus. Tai viskas ten buvo paaiškinta, žodžiu, tai kam 5 eurai yra labai dideli pinigai, tai mes bendros kalbos nerasim, žodžiu. Tai buvo kas pirko ir 5 vietas, tarkim, 5 spotus nori laimėti, dalyvauti, ta prasme, kai kas ir 25 eurus ten pervedė, žodžiu. Tai dalyvių buvo ten minimaliai, galima pasakyti. Žodžiu, nu ir vat, šitas savininkas, neprisimenu kiek jisai, ar 5 eurus, ar 10 eurų, man atrodo, jisai pervedė. Nu ir va, norėjo darytis už pilną kainą, sudalyvavo, gavo už 5 eurus. Tai va, kai kam irgi pasiseka, žodžiu, tai konfiguracija, nežinau, čia reikės imti baką vis tiek, pasikelinėti ten kompiuterį išiminėti, tai išmetimą tokį jisai nusipirko, sliponą. Ar pilnas? Ai ne, čia pilnas išmetimas, matau turbūt. O gal ir ne. Ne, slipono atskiras yra, matau, spalva. O ten tokia chromos. Gal čia originalas taip nušveistas. Nu, žodžiu, nesmė. Tai jis laukia būtent to, jam patinka šitas bokelis. Žodžiu. Tai va, mocas šitas modelis labai geras. Kaip pirmas mocas, tik išsilaikęs, rekomenduoju tokį iš karto imti. Kaip pasakyti, litras. Nu, standartiškai pas jį ten biškį padaryta. Yra kanale video, ne vienas, žodžiu, labai čia nesiplėsiu, turis čia savų niuansų, tokių dirglus tenai ant žemų. Tai jungsim čia tokių funkcijų, biškį išjungsim čia, ką nereikia. Kokių yra daviklių, lambda gal ar dar kažkas. Kokiu metu iš čia net nežinau, reikia žiūrėtis. Tai va, nu ir sureguliuosim pagal šitą išmetimą. Žiūrėsim, ką iš čia maksimaliai pasieks rydą, lyg tai ten nėra labai didelė. Nu, tipo 18, nu bet jeigu nesukta, čia reikėtų prasidaryti spidometrą, tada viskas matosi, 18 ar ne. Niekad neveškit man motociklų va šitaip, su benzinu. Man po to reikia čia su kanistriukais lakstyti. Tai va, toks reikalas. Išsimatuosiu pirmą turbūt, čia nieko nerdysiu. Tada ardymas, kompas ir, žodžiu, kažką subursim. Parodysiu ten, kaip pasakyti, finalinį tą maksimalios galios rezultatą. Nu ir tiek žinių. Tai va, jeigu nori daugiau sužinoti apie šitą modelį, kanale prasiskrollingit. Yra tenais 2, man atrodo, video, ir 3 dabar nepasakysiu tiksliai. Ten yra daugiau informacijos. Tai va, labai geras mocas šitas modelis. Rekomenduoju visiems.
prasisukau, žodžiu, standartą, apsiardžiau. Ką galiu pasakyti, kūro mišinys, va dabar viskas kaip stovi. Nu, iki labai gero, labai nedaug trūksta. Aišku, ten pakoregavus parametrus jisai pasikeis kažkiek. Bet iš to, ką dabar matau, tai darbo čia prie šito moco bus labai mažai. Nu, man kaip ir bonusas šiuo atveju. Tai vat. Filtriukas. Žodžiu, dirbti prie šito moco yra labai, kaip pasakyti, nesudėtinga. Mažai ardymo. Bakas pasikelia, vietos daug, čia kokią žvakės, kažką norit keisti ir taip toliau. Tai va, kompiuteris. Va čia randasi. Aišku, dėkinga vietoje būtų, kad jis būtų čia. Tai va, darbas tada būtų iš viso pasako dabar. Išsimatuoji, padarai korekciją kompiuteryje, dėdė atgal, turi surinkti filtradėžę. Vėl suki ir va tokia ratų karuselė, jeigu kūro mišinys labai blogas. Tai būna net ir 10 kartų reikia imti tą dalyką daryti. Tai va taip kažkaip. Taip, pažiūrim lambdas, kas ten viskas pajungta. Čia va lambda. Reikės išprogramuoti, atjungtinai nereikalinga. Nu ir filtradėžės modifikacija padaryta, kas nežino, tai išsipjauna visų perimetrų didesnė skylė, kad jisai daugiau oro paimtų. Tai šitas dalykas tikrai vertas dėmesio. Tai va, imsiu kompą ir žiūrėsim. Kiekvieną kartą va reikia va šitaip. Nuimt, uždėt. Reikalas baigtas labai greitai. Tai va, einam iškart turbūt prie skaičių maksimalios galios. Buvo 100 kem 4, dabar yra 150, čia galutinis rezultatas. Čia yra 5 pavara, prieš 5 pavarą. Kūras stokė, taip kaip jisai atvažiavo, būtent va, su šito išmetimu, su filtru, KN ten, man atrodo. Ir filtradėžė modifikacijos. Nu, realiai taip sukrito viskas, aš jau esu kažkada aiškinęs kažkokiam video, dabar neprisimenu, neieškosiu ir nerasiu. Tikrai, kad kartais būna, jeigu jūsų kūro mišinys yra, tarkim, smarkiai perriebus gamyklinis, ne? Jūs susidedat laisvesnę oro išmetimo sistemą, daugiau oro paima. Ir tada gaunasi, kad tas mocas jisai automatiškai, ten ne lambda zondo pagalba, ne šiaip kažkokių ten kompiuterių reikalų pagalba, bet jisai automatiškai, tas mišinys, jisai paeina į geresnę pusę. Tai vat būtent su šito mocu taip ir buvo. Gamyklinis mišinys, nu, blemba, minimaliai jį liesti reikėjo. Tai vat, biški su kitais parametrais pažaidus. Plius 6 AG, nu, ribotuvas toliau. Kreivė stabili, labai graži, kylanti, aš manau galima būtų dar ir toliau, bet kažkaip nenorėčiau daugiau čia nukelinėti, rizikuočiau, nebent būtų modifikuota ta galva kažkokia arba nuo R1, nes šitas motoras jis yra detuned R1 senesnio variklis. Tai pas R1 velinėliai ten kitokie galvoj, ten galbūt kažkokie dar skirtumai tiksliai nežinau, bet šitas ir vadinasi FZ1 detuned R1 versija. Tai va, toks rezultatas. Ir su gamykliniu mišiniu be problemų, ir kituose diapazonuose taip pat, išskyrus pačią žemiausią gazo padėtį, buvo mišinys labai arti geros normos ribos. Tai minimaliai man pasisekė, ta prasme, staupiau labai daug laiko, kadangi darau visą tai nemokamai, tai man pasisekė šiuo atveju. Taip, toliau 6 pavara. Vai ne. Va, 6 pavara, galnuojam tada stoką, ką norėjau parodyti. Ten 1, 2, 3 bėgių ten nematuosiu, nežiūrėsiu 4, bet 5 nuo 6 skiriasi. Čia yra 6 pavara.
Pikę turi praktiškai vienodai, galima sakyti, čiut nedatraukia, bet midrange turi daugiau. Ant 3 AG negu 5 pavara. Tai palaukit. Va, dar ištraukiau stokas prieš 6 pavarą. Jeigu 6 pavara, nu tai būtų tarkim plus 5 AG, ten vienos AG skirtumas. Bet čia va, midrange yra daugiau. 119, nu ne, 3 arklio galios irgi. 5 arklio galios. 3, 5, 6 arklio galios dasidėjo. Tai vat, toks reikalas, trumpai, aiškiai, mocas labai geras, manau, gal aš netyčia paimsiu prapūst biškį, sezoną atidaryti, mažą ratuką iki degalinės. Pasižiūrėsim, kaip jisai čia važiuoja. Tai vat, šiam kartu tiek, paka visiems. Ką jau pamiršau, kaip gerai važiuoja. Labai primena Triumfą 1050 RS. Sėdėsena panaši. Žodžiu, traukia kaip traukinys. Dieselkat funkcija, pasaka. Ką, grįžau, atsidariau trumpą ratuką. Nu ką galiu pasakyti, pasikartosiu 101 kartą. Pats geriausias litrinis stritas pradedančiajam. Ir šiaip starter pakas biudžetinis, taip galima pasakyti. Aišku, dabar kainos jų sukilę yra. Jeigu tvarkingas šitas, tai aš matau tikrai labai gyvas ir pagal rėmą, pagal visas detalės. Tai manau, savininkas tikrai džiaugsis šito reikalu. Norėčiau ir aš tokią vėl. Tai va, šiam kartu tiek, paka visiems.